tu galvoji, skeptikė, ar yra rimta priežastis, kad buvęs liktai normalus žmogus, kaip tu, kaip visi, staiga įsima skaityti šventą raštą, staiga pasikeičia jo kalbų temos, net iš išorės jis pasidaro kažkoks tai, tarsi netoks, kaip buvo. Pasikeičia jo bendravimo ratas. Kaip tu galvoji, skeptikė? Ar yra kokia nors tikrai rimta priežastis, kad įvyksta toks staigus pasikeitimas žmoguje? Ar tai yra tiesiog, kaip tu sakai, kad kažkas žmogui nepasiseka gyvenime, tada jisai tenai pasislenka į tą religinę pusę. Arba tu galvoji, kad jį kažkas suvedžiojo, suviliojo, kaip dabar yra visokių gundytojų, kvietėjų, siūlytojų, manipuliatorių. Kaip tu galvoji? Ar žmogus tikrai pamatė kažką tai labai vertingo, kas yra vertingiau už viską, ką jis iki šiol turėjo? Ar tai yra tiesiog slinktis link kažkokios tai žemos kokybės, kaip tu sakai, apsigavimas kažkoks tai? Ar dar blogiau? Ir aš dabar leisk man išsakyti savo argumentus. Aš turiu teisę. Turiu tokią teisę, būdamas krikščionis, tikintis į Dievo sūnų Jėzų Kristų iš Nazareto. Turiu teisę išsakyti savo argumentus. Racionalius argumentus. Ir pamėgink paklausyti, nes aš esu kalbėjęs su skeptikais labai nemažai kartų ir tie skeptikai dažniausiai pateikia mokslinius argumentus, tuos, kuriuos jie girdėjo mokykloje arba ten kažkur tai aukštosiose. Ir žinai, kada tu žvelgi į gamtą arba pasitiki mokslininkais, kad jie sako, kad kosmose nieko nėra. Aš turiu atsakymą į tai. Atsakymas paprastas. Tikrai ten kosmose, žodžiu, dulkės, spinduliuotė. Jeigu ten randa kažką panašaus į vandenį, kažką tai labai džiaugiasi, sako, kažkokia dalelė yra kažkas panašaus į vandenį kosmose, galbūt yra galimybė, kad galėtų gyvybė užsimegzti ir kitur. Ir nieko daugiau nėra. Jokių pėdsakų, jokių gyvybės pėdsakų, vien tik tai ta tokia negyva materija, smėlis, dulkės, spinduliuotė, žodžiu, nieko ten nėra. 100 000 milijoninė mokslininkų armija ten žiūri į tą kosmosą per teleskopus, stebi palydovų, reiškia tos visus skrydžius, nieko nėra. Spengiančiai nieko neranda. Tiesiog spengia tas kosmosas tuštuma, nebūtim ir negyvybė. Ir dabar kažkur tai, žinai, atsiranda grupė žmonių, kurie sako, kad nieko panašaus, ten pilnas kosmosas, visko ten yra, reiškia, neregimų dvasinių būtybių pilnas. Disonansas baisus, nesusikalbėjimas, aišku, natūralu. Ir aš suprantu skeptiko tą požiūrį, kad tikrai atrodo baisokai. Atrodo, kad, tugi mokeisi mokykloje, tu žinai, kad nieko ten, jokių dvasių nieks neužfiksavo, nėra oficialiai pripažinta, kad už materijos ribų kažkas dar egzistuotų. Jokių oficialių pareiškimų tokių mokslo pasaulyje, akademijos pasaulyje kaip ir nėra. Yra kažkokie vienetai keistuoliai, kurie kažką sako, bet nieko neįrodo.
Ir staiga atsiranda armija tikinčiųjų su Biblijom, kurie tiesiog jų gyvenimas visiškai kitoks. Jie, reiškia, atsisakė šito gyvenimo, kurį tu vertini. Bankai, geros mašinos, geri restoranai, geri kurortai, geri baliukai. Reiškia, graži panelė arba gražus vaikinas, tai, ko tu sieki, ką tu vertini, staiga šitie tikintieji dalinai arba visiškai atsisakė ir staiga jie su tom Biblijom sėdi, ten kalbasi, tokie keisti veidai ir tu galvoji. Kad jie neturi argumentų, šitie žmonės tikintieji. Jie iš esmės yra, vienu žodžiu, jau realūs paklydėliai. Visiškai be variantų, realūs paklydėliai. Nes kosmose dulkės nieko nėra, o šitie sako, kad ten kosmosas pilnas kažkokių dvasių, kažkokių būtybių ir kad jie žino. Tai aš pasakysiu paprastą dalyką. Kodėl nesimato jokių ten tų nei dvasių, nei nieko? Todėl, kad uždaryta. Sąmoningai, specialiai žmogui uždarytas tas neregimas antgamtinis pasaulis, jam yra uždarytas. Todėl, kad supranti, kai žmogui, pavyzdžiui, pradeda vaidentis, dar nieko nėra, bet jis kažką tai pradeda matyti, jo gyvenimas sutrinka. Tai yra dar kažkokie nedideli pasireiškimai, galbūt anapusinis pasaulis kažkaip tai atsiveria jam. Vadinkim tamsos pasaulis. Kai sako, girtuoklis ten mato baltus arklius. Ir žmogus išsigąsta, jo gyvenimas, jo vidinis, psichinis gyvenimas pradeda trikti. Tai kaip tu galvoji, jeigu būtų atidaryta plačiau, kas atsitiktų su žmonėm? Ar jie galėtų gyventi normalų gyvenimą, tokį ramų, kasdienį, jeigu jie pradėtų matyti, reiškia, tą pasaulį, kuris yra nebematerialus, bet yra antgamtinis, kur ten visai kiti dėsniai, visai kitos jėgos ir galbūt yra būtybės, kurios yra nemalonė žmogui. Kaip tu galvoji? Ar tai yra gėris iš kūrėjo padėties uždaryti visą šitą? Ar tai yra gėris? Ar tai yra racionalu? Pamėgink šitą argumentą pasidėti į savo supratimų skrynelę kaip atsarginį, bet faktas yra tas, kad uždarytas tas pasaulis, kad žmogus jo nematytų. Kad žmogus savo 5 pojūčiais negalėtų visiškai niekokiu būdu išgyventi to anapusinio pasaulio. Kažkokių tai judesių faktorių, reiškinių. Tu supranti, tu gali sakyti, kad tie kunigai visi, jie atrodo labai labai keistai. Ir jie, niekaip negali būti autoritetas. Juo labiau tos moterėlės dievo baimingos. Jos yra tavo ten pajokų galbūt objektas, galbūt tu atlaidžiai nusišypsai, bet kada tu žiūri į tas dievo baimingas moterėlės, kurios ir mėgsta pletkavoti ir ten tikrai nepasižymi toj buity dievo baimingų gyvenimo būdų, tau tikrai atrodo, kad jos nepriartina tavęs prie tos antgamtinės tikrovės, bent jau prie tos idėjos, bet tave atstumia. Nes tu gyveni, tau patinka, reiškia, modernus gyvenimo būdas, geros mašinos, Mercedesai, BMW, galbūt sportinės tos modernios, kur dizainas labai gražus, aš net pavadinimų nežinau.
Galbūt tau patinka tas amerikietiškas Rolls Royce'as, ten labai prabangi mašina ir tu galvoji, kad va čia va yra tikslai gyvenimo. Perlėkt su gera mašina. Pasisodinti gražią panelę šalia, padaryti jai įspūdį. Įsidarbinti geroj firmą arba pačiam sukurti, turėti pilną kišenę pinigų, reiškia eurų ir parodyti klasę, kaip reikia gyventi. Ir aš suprantu, kad tai irgi yra vertybė, tai tam irgi reikalingos labai didelės pastangos ir reikalingos žinios, reikalinga drąsa, kad būti sėkmingam šitam pasaulyje, kuriame daug žmonių stumdosi tarpusavį, kuris bus pirmas, kuris bus šaunesnis. Aš neneigiu, kad tai nėra pasiekimai. Pasėdėti ten labai prašmatniam restorane, galimybė leisti savo tai. Galimybė nuvažiuoti į labai gerą kurortą. Kaip dabar, arba kur žmonės labai ten į Dubajų labai nori. Aš tai visai nenoriu, man tiesiog atgrasu visą tai. Žmonės nori, nori ir nori. Galbūt tai irgi yra pasiekimas. Bet, supranti, esant šitom vertybėm, reiškia, kurios tikrai švyti, blizga. Kaip tu galvoji? O gal yra dar kažkas vertingesnis? Ir tada tu pasižiūri į tuos kunigus ir tu sakai, aš esu girdėjęs tokių kalbų, taigi jie irgi žmonės. Kunigai visiškai šitam veikliam šiuolaikiniam jaunam žmogui tai visiškai neautoritetas. Daugumai tokių veiklių žmonių, reiškia, kurie ten baigia aukštosius mokslus, ten dairosi į užsienį, jie ten svajoja apie kažkokias firmas, didelius pinigus, kažkokius tai, reiškia, pripažinimus, galbūt kažkokius tai medalius prezidentūrai. Tai yra normalu. Tai yra normalu iš esmės faktas žemiškam žmogui. Tai yra siekiamybės. Ir staiga tu matai, reiškia, dvasininkai, kurie, suprask, atstovauja dvasinį pasaulį. Ir tu matai, kad jie su sutanom vaikšto, ten jiem daug ko negalima, arba jeigu galima, tai tik slaptai. Ar kabutėse, reiškia, galima. Ir tu supranti, kad jiem labai gyventi nepatogu, jie labai susivaržė tie kunigai. Ir jie skaito tą pačią knygą. Kaip galima skaityti tą pačią knygą visą laiką, Bibliją? Kaip galima skaityti? Atrodo, neįtikėtinai nuobodus gyvenimas. Ir aišku, tai, reiškia, skeptikui yra antiargumentas. Nes atseit tas pasaulis, atseitas neregimas pasaulis, skeptiko požiūriu, atseitas neregimas pasaulis, kurie atstovauja kunigai, turėtų būti labai neįdomus ir labai nuobodus, nes, tu pasižiūrėk. Gerai dar, kad tas kunigas ten kažkokią tai gerą mašiną nusiperka, arba motociklą, kai kurie ir ten bando būti šiuolaikiški. Ar ten kažkokiose sportinėse, kažkokiose tai žaidynėse, galbūt kažkas apsilanko ir domisi, kaip ir visi. Atrodo modernus kunigas. Bet čia tik detalės. Iš esmės, tokiam pažangiam jaunuoliui ar vidutiniam amžiaus žmogui, kuris jaučia gyvenimo ritmą, kuris turi ten pinigų, reiškia, juodai dienai, kuris gali įtaką padaryti netgi politiniam procesam. Jam atrodo, kad čia nonsensas. Pasiduoti į tą dvasinę pusę yra nonsensas. Reikia siekti jėgos, reikia siekti įtakos gyvenime, reikia kažkur tai turėti pažįstamų politikoje, kažkur tai dideliam biznį turėti pažįstamų, galbūt užsienį kažkur turėti pažįstamų. Va čia yra gyvenimo išmintis. O kunigai, jie visko suvaržyti, jie praleidžia savo gyvenimą tuose šaltose bažnyčiose daugiausia, galvoja, kam man to reiktų, jeigu, pavyzdžiui, iškiltų pasirinkimas, manęs visiškai nevilioja tokia perspektyva. Ką jie tokia ten pamatė, kad jie, reiškia, savo gyvenime atsisakė visų šitų beveik visų malonumų ir užsiima tarnystę.
Jo labiau, sakau, tos davatkėlės, tai iš vis, tam, reiškia, šiuolaikiniam žmogui iš vis ne argumentas, bet didžiulis antiargumentas. Antiargumentas. Ir supranti, tada tu galvoji, kad tas dvasinis pasaulis, menamas dvasinis pasaulis, kurį jie atstovauja, jisai yra arba netikras, arba labai neįdomus, arba jie, sakau, kažkur tai labai yra, kažką turi tokią, reiškia, ten. Ryšius kažkokius turi, kažkokius slaptų turi, reiškia, kažkokius slaptų šaltinių, kad jie slepia nuo kitų. Kažką slepia. Kad jie vis dėlto turi kažką tai gero, bet slepia nuo kitų. Žemiško kažko gero. Sakau, dvasininkas, tas dvasinis luomas ir tikintieji žmonės yra prislėgti tarsi tokio įtarumo visuomenės, kad kažkas tai ne taip su tai žmonėm. Ir neaišku kas. Bet, supranti, ant ko laikosi tavo skeptikė, mąstymas ir tavo argumentai. Jie laikosi faktiškai ant mokslo pasaulio argumentų. Tu važinėjai su gera mašina, tu matai, kad tuos visus pasaulio, visas gerybės, faktiškai, kad tas gerybės, reiškia, žmonės pagamina fabrikuose. Galima nusipirkti nesunkiai, jeigu dirbi, tas gerybės visas. Galima jomis naudotis. Bet ar tu supranti, žmogau, kad buvo tik keli žmonės, tik kelios sielos šitam pasauliui, kuriom atsivėrė šitos visatos paslaptys. Ten keli žmonės tik tai sugebėjo nuo gamtos nusirašyti tuos dėsnius. Ir paskui jie pasakė kitiem. Kiti jau nusirašė ir jiem buvo labai lengva ten išmokti mokyklą, nusirašyti, plėtoti, vystyti, daryti eksperimentus. Bet tie žmonės, dėka kurių tu važinėjai gerom mašinom, dėka kurių tu naudojasi mobiliais telefonais, dėka kurių tu, reiškia, tu turi gerus namus, šiltus, patogius, yra liftai, yra elektra. Yra tik keli žmonės, kurie atrado fundamentalius gamtos dėsnius. Ir paskui tais dėsniais remiantis buvo pagaminti visi prietaisai, ten elektrinės ir taip toliau ir panašiai, ir automobiliai šitie geri. Ten kelios pavardės yra, kuriem visata leido pasižiūrėti į tas paslaptis tiesiogiai. Niutonas, Archimedas, Pitagoras galbūt, Lomonosovas, Einšteinas, Niutonas, nežinau, minėjau ar ne. Keli žmonės, kur milijonai žmonių, pavyzdžiui, kiniečių ten yra milijardas, bet nieks nieko neatranda. Tokio fundamentalaus. Jeigu tu ten jau panaudoji tą dėsnį ir ten kažkokius, tai ten iš to dėsnio išvedi kažkokius papildomus postulatus, tai nėra atradimas. Tai yra pasinaudojimas tuo, kas jau atrasta. Milijonai žmonių, milijardai žmonių, tik keli žmonės buvo prileisti prie visatos paslapčių tiesiogiai ir atrado dėsnius. Ir paskui pasakė kitiem. Tu apie tai nesusimastai, kam tu turi padėkoti už tai, kad tu tą gerą mašiną, reiškia, gali valdyti, turėti, kad tu mobilių telefonų gali per atstumą su vaizdu pasikalbėti. Kam tu turi būti dėkingas? Keli žmonės. Žmonijos istorija. Keli žmonės ant
1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 kažkur, tie, kurie fundamentalius dalykus atrado. Ar nesusimastei, kad tiesa nėra daugumos? Kaip tu sakai, dauguma žmonių normalūs, jie normaliai gyvena. Daugumos yra tiesa, nedaugumos yra tiesa. Nedaugumos yra tiesa. Mažumos yra tiesa. Tie atradėjai labai sunkiai atradinėjo ir paskui labai sunku buvo perduoti, nes jais netikėjo. Iš pradžių tai žmonėm, kad žmogus kažką atranda, jo netiki. Nes žmonės protai inertiški, jie yra nepatiklus, jie yra labai tokie konservatyvūs žmonės, naujus dalykus labai sunkiai priima. Todėl visata atvėrė savo paslaptis tik keliems žmonėms. Tas jau pačias fundamentaliausias paslaptis. Kodėl, kaip tu galvoji? Kodėl tiek mažai buvo patikimų žmonių, kuriem buvo galima patikėti? Todėl, kad tiesa nėra daugumos. Tiesa yra labai mažos mažumos. Ir kada tu sakai, kad visi normalūs, o čia saujelė su Biblijam vaikšto. Saujelė, jie nenormalūs. O dauguma normalūs, tai žinok, kad nedaugumos yra tiesa. Va tau visatos principas. Nedaugumos yra tiesa. Ir tu jau šitam punkte klysti savo argumentuose, kad tu sakai, mokslininkai čia yra viską išniukštinėję. Tu pats turi, reiškia, ką tu turi? Sąžinę. Nes tu jauti, kada blogai padarai, jauti, kada gerai padarai, tau gerą. Tu sąžinę matei kada nors. Tu žinai, kas jinai yra. Medikai matė sąžinę kada nors. Jie prašė savo vadovėliuose biologijos. Niekas niekada nežino, kas yra sąžinė. Bet jinai yra, tu jauti kaltę, kada blogai padarai. Realus, labai sunkus jausmas kaltės. Sąžinė yra dvasinė substancija. Tai ne siela, tai ne materija. Tai yra kažkas neregimo. Jinai yra tavy, bet tu niekada jos nematei. Bet jos balsą tu girdi, kai tu kažką blogą padarai, nuskriaudi kažką ir tau labai negera būna. Ir tu nežinai, kas tu jam darosi ir kur dėtis. Tavy yra tas neregimas pasaulis, kuris nuo tavęs paslėptas. Kodėl nuo tavęs paslėpti neregimi dalykai? Todėl, kad jeigu tu prieitum prie jų, tu ten kažką nureguliuotum net ant pusėn. Ta programinė įranga, kuri yra dugne tavo kompiuteriuko, tau neprieinama, tau neleista jos reguliuoti. Jis yra paslėpta nuo tavęs ir tu sąžinės, kaip materialios tu neapčiuopsi ir nepareguliuosi. Jis ten yra ir jis iškyla, jos balsas, kada reikia, jis iškyla. Dvasinis žmogus yra, bet tu net savy jo nematai ir sako, nėra jokios sielos, nėra. Ašgi nematau, aš nejaučiu. Jauti, tu tik meluoji savo. Tu jauti sąžinės balsą dažnai. Tik tu nepripažįsti, kad tai yra neregima struktūra. Jokie mokslininkai jos neapčiupinėjo, neapibūdino kaip materialios kažkokios. Jinai yra nemateriali. Ir jinai kažkur yra žmoguje. Ar širdį, ar protį, ar tu net apčiuop negali. Kur ta sąžinė yra, bet jos balsą tu kartas nuo karto pajunti. Taip, kad nemeluok savo, neregimas pasaulis paslėptas nuo tavęs ir tavyje, paslėptas tas neregimas pasaulis ir visatoj nuo tavęs neregimas pasaulis yra paslėptas. Ir nieko čia nepadarysi. Reiškia, yra kažkieno valia, kad būtų uždengta, kažkieno protinga valia, kuri tam tikrus dalykus nuo žmogaus paslėpia. Ir todėl remtis mokslu, tu sakai, mokslininkai viską žino, nes jie yra protingi, ten yra akademikai, pripažinti, apdovanoti, jie prietaisus padaro. O tu žinai, kas yra ląstelė? Ar tu nors truputį kada nors pasigilinai, atkreipiai dėmesį gyvybės, biologinės gyvybės centras, ląstelė? Ar tu žinai, kas tai yra?
tu sakai, kad atskristų kažkokia skraidanti lėkštė, tai man būtų įdomu, tai man būtų įrodymas, kad gyvybė egzistuoja. Visatoje, dar kažkokia tai. Skraidanti lėkštė tau nieko neįrodytų. Nes daug sudėtingesnė struktūra yra ląstelė žmogaus, gyva ląstelė. Tai yra daugiau negu skraidanti lėkštė, nes ten nežinios ir paslapties ląstelė yra daugiau negu jeigu būtų skraidanti lėkštė. Kodėl? Nes ten skaičiai labai dideli, viršijantis žmogaus galimybės pažinti, apskaičiuoti, ten mikro ten lygmenį, ten tokie skaičiai tų dalelių ir tokie dydžiai ir tokia įvairovė, kad žmogaus protas per gyvenimą nesuspėtų net mažos dalies aprėpti, kiek ląstelėje yra visko. Ląstelė sudėtingesnė negu žmogaus sąmonė galėtų aprėpti. Jinai yra sudėtingesnė. Tiek, kiek mokslininkai sugebėjo apčiupinėti tą ląstelę, kas jinai ta ląstelė? Yra plyta. Matei mūrinį namą, iš plytų pastatytas. Tai vat tavo audiniai, organiniai tavo kūnas yra pastatytas iš šitų plytelių, iš mažų plytelių. Jos nėra keturkampės, tokios jos biškiai apvalokos tos, vadinkim, plytelės, ląstelės, gyvos ląstelės, bet tai yra kaip mūras toks, žmogaus organizmas sumūrytas iš tų tokių gyvų ląstelių. Ir kol nematė mikroskopą, kol neturėjo mikroskopą šio žemės mokslininkai, jie labai paviršutiniškai žiūrėjo į ląstelę ir visokių evoliucijos teorijų spėjo prisigalvoti. Bet kada žmonės pamatė su geru jau mikroskopu, kokia sudėtinga yra ląstelė, iš tikrųjų daug kas sutriko. Tokie sąžiningi žmonės, jie sutriko, jie atsisakė savo kategoriškų teiginių, kad mes žinom, kaip atsirado pasaulis. Jie atsisakė, sako, mes nežinom. Žiūrėdami, kaip veikia ląstelė, kokia jos sandara, sako, sąžiningi, normalų žmonės, sako, mes iš tikrųjų nežinom, ar gyvybė atsirado evoliucijos keliu, reiškia. Mes šito jau nebeteigiam, mes jau atsisakom kategoriškai teigti, kad gyvybė atsirado savaime ir atsitiktinai. Jie sako, mes nežinom. Sako, mes dabar jau nebežinom kaip. Mes nedrįstam daryti tokių kategoriškų teiginių. Jie mato, kad ląstelės, reiškia, yra branduolys, toks branduoliukas centre ir ten branduoly yra DNR molekulė. Arba kitaip sakant, labai ilgas toksai dvigubas siūlas ir jisai suvyniotas ant kažkokių špulelių, ten nežinau, jisai nėra toks ištemptas, nes jis turi būti suvyniotas tas siūlas. Nes toj molekulė, ten yra labai labai ilga molekulė ir ten visa informacija apie žmogaus organizmą. Apie visus organus, apie jų funkcijas, apie formas tų organų, apie tai, kaip reikia iš ląstelių, kaip reikia sukurti ten plaučius, kepenis, širdį, reiškia, visa informacija statybinė. O ten toj DNR molekulė. Ir mokslininkai mato ten, reiškia, kad ten ta informacija yra reali informacija, bet jos neperskaito. Truputėlį ten čiučiutį lenda, bet iš tikrųjų nežino tų kodų ir sako DNR kodas. Ir įdomiausias dalykas vyksta tada, kada tenka kopijuoti šitą, reiškia, kodą. Nes yra DNR molekulė, yra RNR molekulė, į kurią kopijuoja, reiškia. Nes reikia daugintis ląstelį, kitai ląstelį, tada reikia informaciją perkopijuoti. Ir supranti, vyksta ten, jeigu kažkas tai jums sumodeliuotų, tai jūs aiškiau matytumėt, bet ten aš tik pasakysiu kelis momentus. Kada yra kopijuojama ta informacija iš to siūliuko į kitą siūliuką, būna klaidų. Ir supranti, ir mokslininkai atrado, kad ten yra tokie kaip mažučiai biorobotai.
kurie yra autonomiški, tokie plaukiantys ląstelės viduje, ten ląstelės, jeigu ląstelę labai padidinti, tai ten kaip kosmosas, kaip mažutis kosmosas ir ten plaukia tokie biorobotukai, kurie iškerpa tas dalis informacijos iš to siūlelio, iškerpa tas dalis, kur buvo klaida. Iškerpa ir atneša teisingą tą dalį. Reiškia, jie gydo, jie saugo, jie gydo, kad nukopijuota informacija būtų teisinga. Ir tu supranti, ir ką sako mokslininkai, sako, toj reiškia, ląstelė, gyvoji ląstelė, sako, yra energetikos centrai, yra informacijos centrai, yra takai, yra komandos, kur nesupranta, kas duoda tas komandas. Daryt tą funkciją, daryt tą. Tie robotukai, sako, biorobotukai. Mažučiukai biorobotukai. Ten toks smulkus lygmuo, toks mažutis lygmuo, kad joks konstruktorius žmogus savo grubiais instrumentais nesukurtų tokią robotuką. Ten antiek mažučiai, kad, o jie autonomiški, jie žino, kur iškirpti tą klaidą, reiškia, ir kuom pakeisti. Čia, protas nesuvokia, kas juos valdo, kas juos pamokė, kas jiem duoda komandas, kas jiem duoda atpažinti, kada klaida yra padaryta kopijavime tos ląstelės. Ten tokia mašina. Raketa yra labai paprasta palyginus, kokia yra ląstelė sudėtinga. Koks mechanizmas, nes tai yra mechanizmas. Ir tu supranti, ir mokslininkai sako, mes atsisakom kategoriškai teikt, kad tai atsirado savaime. Mes nežinom kaip, ne žmogus nežino, jis Dievo nematė, jis nematė dvasinio pasaulio, nes tas pasaulis yra paslėptas nuo žmogaus. Bet jis mato, kad ląstelė negalėjo atsirasti savaime. Jinai viršyje savo sudėtingumu ir tikslumu viršyje visus pasaulio mechanizmus, protingai sukurtus. Ir dar yra, supranti, dar vienas faktas, kad sako mokslininkai, kad tų izomerų yra tokia gausybė. Izomerai yra organiniai junginiai, tokie molekuliniai junginiai, kur ta, reiškia, sakykime, ta cheminė formulė jų visų ta pati. Tos pačios molekulės, tik jos kitaip išdėliotos. Sakykime, paimk statybinės plytas. Išdėlio kokiu nors ornamentų, gėlytė. Pavyzdžiui, paimk kokias 10 plytų, statybinių plytų ir ant žemės išdėliok. Ratukų, gėlytė, tu kažkokį bokštelį iš jų pastatyk. Iš tų pačių plytų gali daugybę variantų ornamentų sustatyti. Plytos tos pačios. Tai tie izomerai yra, kad reiškia, tos molekulės chemiškai tos pačios, bet iš jų struktūros įvairios sukurtos. Ir tų struktūrų, jis pasakė, tas mokslininkas, kažkur tai, kiek ten tų smiltelių visoje visatoje. Baisūs kiekiai tų izomerų, kad jie skirtingi, jie nevienodi. Kaip sako, snaigių dviejų vienodų nėra. Jos visos skirtingi, ornamentai skirtingi. Tai tie izomerai, žmogaus ląsteliai, augalo ląsteliai, gyvūno ląsteliai, jie vis kitokie tie izomerai. Vis kitaip išdėliota. Reiškia, ta struktūrinė įvairovė yra milžiniško protui nesuvokiamo dydžio. Tai kaip tu ją pažinsi, tą ląstelę, kaip tu būdamas atseit protingas, tu jau čia viską žinai, tu čia pasaulio valdovas žmogus ir tu negali suskaičiuoti tų izomerų, nes jie viršyje viską, ką gali žmogus. Ir tai yra mažoji ląstelė, mažučiutė ląstelė ir tavo kūnas išaustas, pastatytas iš tų ląstelių. Ir kiekviena žolelė, ir kiekviena uogelė, ir briedės, ir kiškis, ir visi iš tų ląstelių, kur ten vienoje ląstelė ištisas kosmosas, sudėtinga veikianti struktūra, reiškia, ir tie robotukai, tie mažučiai biorobotukai, jie tampa tos, reiškia, baltymas, tas medžiagas, kada žmogus maitinasi, reikia į ląstelę atitempia tuos, reiškia,
statybinės medžiagas, baltymus ir jie ten tampa po ląstelę. Žodžiu, ten vyksta statybinis darbas. Ląstelėje vyksta statybinis, kūrybinis darbas, kurio žmogus nepajėgia suprasti. Tik tai pasižiūri pro mikroskopą, jis mato, kad ten yra nepriepiamo sudėtingumo procesai vyksta toje mažoje ląstelėje. Ir supranti, ir kur tada tavo argumentas, tas tvirtas argumentas, kad aš žinau, kad Dievo nėra, kad viskas čia laikosi maždaug ant kažkokios, tai reiškia, dirvos viskas pastatyta, mes čia pastatėm, ant mūsų čia supratimo viskas laikosi, mes miestus pastatėm, mes mobilius telefonus savo pasidarėm ir mes žinom, kaip geriausia yra gyventi. Iš kur tu žinai? Iš kur tu žinai? Todėl va tas, supranti, argumentas, kodėl reiškia vieno gyvenimo momentu krikščionis tampa krikščionim, vadinkim, netikinti žmogus tampa krikščionim ir staiga jisai pasižiūri į Bibliją, jisai sako, kad palauk, aš viską atidedu į šalį, tos visas žinias politinės, kur aš galvoju, kad aš jeigu orientuosiuosi politiniam pasaulį, tai aš savo rankose laikysiu, reiškia, gyvenimą. Aš tvirtai stovėsiu, aš galėsiu prognozuoti savo ateitį, ten astrologus pasikviečia, reiškia, astrologai padės, reiškia, laikyti vadžią savo rankose. Mokytojai tau padės, nes mokytojai tau paaiškino, kokia pasaulio sandara, kaip surėdytas pasaulis. Ir tame pasaulio vaizdiny nebuvo vietos nei Dievui, nei angelam, nei pragarui. Ir tu sakai, mokykla man paaiškino, kokia pasaulio struktūra. Jokių dvasių, jokių dangų, nei pragarų nėra šitam pasaulio vaizdinyje mokyklos sukonstruotame. Nėra. Kam, reiškia, tas su Biblija keistuolis man čia aiškina kažkokius tai va. Tai supranti, yra tas momentas, kada tu pamatai, širdim pamatai, kad vis tik tai negali atsiremti į materialią išmintį, negali savo gyvenime, nepraeini kai kur. Matai neteisybės, matai, kad tos neteisybės, tenka jas nuryti. Daugybę neteisybių tenka nuryti. Taip jos niekada ir nesisprendžia. Ir jų vis daugėja ir tu galvoji, tai kokia visko prasme, jeigu matai, kad žmonėm įvyksta kažkokių neteisybių daugybė, skriaudų. Galbūt tau mažesnių neteisybių įvyksta, santykiai kažkokie nesiklijuoja, netokie, kaip tu idealiai įsivaizdavai tos santykius. Ir tau reikia daug nuryti neteisybių, kurių nieks tau nei kompensuos, nei tavo laiko nekompensuos. Ir tu pradedi galvoti, kad palauk, šitas pasaulis yra iš esmės neteisingas. Kažkas su juo negerai. Ir tu ieškai tikro atsakymų. Ir kada supranti, aš dabar asmeniškai sakau, tau skeptikė, tau sakau, Biblija yra problema ir sprendimas. Tam tikra, vadinkim, primityvi schema. Jeigu tu Bibliją gali suvesti į primityvę schemą, yra problema, yra sprendimas. Racionaliai dabar aš sakau. Ir kokia problema tenai yra šventam rašte užrašyta, kokia problema? Ten užrašyta, kad kūrėjas sutvėrė žmogų. Jisai sutvėrė žmogų tobulą. Vadinkim biorobotą. Ir žodžiu, ir buvo toj terpėj, toj gamtoj, buvo medis, kurio vaisius kūrėjas pavadino nuodais. Adomui ir Ievai pasakė, nevalgykit šitų vaisių, nevalgykit, sako, nevalgykit, bus labai blogai, bus iš esmės blogai.
Ir dabar, reiškia, skeptikas, jisai sakys, tai jeigu Dievas yra iš tikrųjų, sumodeliuokim tokią situaciją, mes atseit netikim, bet mes sumodeliuojam, reiškia, jeigu yra kūrėjas, sukūrė gerą žmogų, geros kokybės, kam reikėjo dabar to išbandymo žmogų, išbandyti žmogų? Ar lys jisai prie to vaisius, ar nelys? Kam reikėjo kažką tai blogą palikti šitam sodė, šitoj gamtoj, kam reikėjo palikti? Dabar atsakymas neįtikėtinai paprastas. Neįtikėtinai paprastas. Jeigu tu turi vaikų ir tu juos labai, reiškia, globoji, labai ten šiltnamio sąlygom. Ir kada, supranti, jie užauga ir pamato, kad tu susirgai, jie išveža tave į senelių namus, nes jam per sunku. Jis yra labai lepus žmogus. Jis išveža tave į senelių namus. Jam galbūt net ašaros byra tam vaikui. Jam galbūt ir gaila tavęs, bet jis nepakelia tavo lygų, tavo problemų. Jis nepakelia, jis šiltnamį užaugintas. Tu pasakyk, kokia vertė tavo vaiko šitą. Kad jis ir gaili ir su ašarom vis tiek ten išveža tave į senelių namus. Bet kokia vertė jo, iš tikrųjų, kaip žmogaus, kaip dūšios. Tugi herojai žaviesi, tu filmuose, kurie ten didvyriai, kurie ten aukojasi, kurie ten žygdarbius padarė, kurie ten atlaiko sunkumus ir išeina pergalingai. Tu žaviesi, o tu matai, kad tavo vaikas, kurį tu taip mylėjai, kurį tu taip globojai, bet iš šiltnamį užaugo, jis tave į senelių namus, nes jis nepakelia tavo kančios, jis nepakelia morališkai to skausmo, matyti tave susenusi, matyti tave paliegusi. Jis nepakelia, jis išveža į senelių namus. Nes jis buvo šiltnamį užaugintas, jis burbuliukas, tu. Geras žmogus, bet tavo kančios jis net laiko, nepakelia, jam psichika ten, jam stogas važiuoja, jis nedaturi, kaip sakaliu, nedaturi, jis ieško raudos, jis nusišalina. Tai tavo modelis, ką reikštų, kad Dievas Adomą šiltnamyje išaugintų, kokia jo žmogiškoji vertė. Jeigu nebūtų galimybės sunkumų kažkokių, tai kokia būtų Adomo ir Ievos vertė, žmogiškoji vertė. Šiltnamio gėlelės, kokia jų vertė, kokia prasme buvo kurti žmogų, kad padaryti šiltnamio gėlelę, kuris morališkai net laiko niekokių sunkumų. Ir bėdoj negali padėti. Todėl sutvėrėjas, norėdamas suteikti žmogui vertę, asmeninę vertę, kad jisai įgytų tą vertę, jis paliko sunkumus kažkokias, tai kliūti šitoj žemėj. Ir žmogus, būdamas silpnas morališkai, jis net laikė to pagundimo ir jisai pasėmė tą vaisių, jisai paragavo. Pažinimo, reiškia, žinių geidulys jie užvaldė. Ir kada tu kažką žinai, supranti, kodėl žinojimas yra žmogui nepakeliamas. Pavyzdžiui, tu apie bėdas kažkokias pradėk žiūrėti laidas, kiek tu atlaikysi, tu daug net laikysi. Žinios yra kartais nepakeliamas krūvis. Jeigu daug blogų žinių per televizorių kažkur, tai žmogus nepakelia. O sako, pažinimas yra vienareikšmiškai gerai, ne visai. Ir Adomas paragavo to pažinimo, kurio jis nepakėlė, jis jam buvo per sunkus tas pažinimas. Ir su Adomu atsitiko kažkas bloga, genetinį lygmenį. Jie apėmė baimę, jie apėmė baimę nuo to pažinimo, kurį jis gavo. Ir jis ėmė slėptis, kažkur slėptis. Tokia reakcija buvo instinktyvi, noras pasislėpti kažkur. Jis paragavo pažinimo. Buvo dozė, arkliška dozė. To pažinimo jis net laikė, Adomas ir Ieva, jie išsigando, juos apėmė labai didelę baimę. Panašu į tiesą. Panašu. Kaip sprendė sutvėrėjas žmogaus atstatymo problemą. Šventas raštas ir yra ta žmonijos istorija, kaip buvo sprendžiama su žmogum. Kad jam grąžinti tą statusą, pirminį statusą, nekalto žmogaus. Ta schema
biblinė ir yra va tokia. Gražinimas. Man jinai tinka. Man jinai ne tik panaši į tiesą, bet man jinai pasirodė esanti didesnė tiesa negu mokslininkų tiesa. Švento rašto tiesa man pasirodė tikroji tiesa, tikroji šviesa, o mokslas yra tik tai kažkoks tai, kaip sakyt, vedantis galbūt į tiesą, kelias, bet ne pati tiesa. Mokslas nėra pati tiesa. Galbūt bandymas tik tai suformuoti žmogaus mąstymą, žmogaus protą. Bet tiesa pasirodė tas biblinis modelis problemos ir jos sprendimo. Todėl tas argumentas, kodėl žmogus buvęs normalus skeptiko požiūriu, staiga jisai pasiima šventą raštą ir staiga pradeda aukoti labai daug laiko, labai daug jėgų. Yra tas argumentas, yra rimtas argumentas, kad žmogus pasveria ant 2 svarstyklių lėkščių ir pamato, kad vis dėlto šitie rūpesčiai, laikini rūpesčiai, jie niekada nesibaigia. Jie neturi tos vertės, kaip tu vaikystėje įsivaizdavai. Ir tie malonumai, kuriuos tu vaikystėje įsivaizdavai, kad suaugusieji turi didelių malonumų, ten turi daug laisvių, kada tu pats tampi suaugusiu, tu pamatai, kad tie malonumai nėra tokie jau absoliučiai malonus ir absoliučiai kažkokie tai nekaltučiai. Tu pamatai, kad ne taip viskas yra šitam pasaulyje, kaip tau žadėjo spalvotos vaikiškos knygelės ir pasakos. Tu pamatai, kad norėtųsi kažko tikro. Ir tada tu supranti, kad tikri dalykai yra dvasiniam pasaulyje ir jie yra paslėpti. Jie yra paslėpti dalykai. Iki laiko paslėpti. Ir supranti, ir kadangi žmogus iš tikrųjų yra sugadinęs kažką tai, ką jam davė sutvėrėjas, kažką sugadinęs savo sielui, ypač sąžinės ten lygmenį. Žmogus dažnai būna neobjektyvus, jis labai linkęs teisti kitus, o savo yra atlaidus begaliniai, visiškai atlaidus. O iš kito reikalauja maksimum. Jau tai yra didžiulė neteisybė, jau jo sąžinė yra sugadinta, jau pati tas dvasinis mechanizmas žmogus yra pagadintas, žmogus labai egocentriškas, jis labai save aukština, kitus linkęs žeminti ir įvelia į pasaulį tokį chaosą, kur pats paskui nesutvarko. O ypač jeigu jis aukštas pareigas, egoistas, užima aukštas pareigas, tai tada vargas. Tai tu supranti, kad negerai yra su žmogum. Ir ne dėl to, kad jisai blogai išsivystė iš beždžionės, bet todėl, kad jisai yra sugedęs, jis supranta, kaip reikia gerai, bet nesugeba įgyvendinti. Suprastai supranta. O čia ir yra tas prieštaravimas, kad suprastai žmogus supranta, kaip reikia. Muzikantas mato, jau girdi, kaip reikia pagrot, bet pagrot nesugeba. Neprisitempia iki to lygio. Ir va tame ir yra tas prieštaravimas, kurį sprendžia šventas raštas ir labai sunkiai sprendžia. Todėl, kada tu pradedi matyti šitos dalykus racionaliai, tu pradedi suprasti, kad ne šiaip savo, ne šiaip savo žmogus atideda tuos pasaulio malonumus, ne šiaip savo. Ir pasiima Bibliją į ranką ir vaikšto su ta Biblija ir jisai aukoja savo laiką, nors reikėtų laiką aukoti daugeliu dalykų šitą žemę, materialių, daug rūpesčių tikrai, bet netgi tuos visus reikalus nusveria vidinis praregėjimas ir pamatymas, kad yra šitam pasaulyje aukštesnė jėga, kuri reguliuoja šitos santykius ir geriau, ir tada
prioritetas visų pirma nustatyti santykius su ta aukščiausia jėga. Nustatyti santykius. Ir šventas raštas yra, vadinkim, šiuolaikinė kalba instrukcija, kaip tuos santykius nustatyti su ta aukščiausia jėga. Nes taisyklės ne tu diktuoji, kaip reikia, bet diktuoja, ta aukštesnė jėga tau diktuoja. Ne tu nustatai taisyklės. Žmonijos istorijoje buvo daug žmonių, kurie bandė patys nustatyti taisyklės, kuriomis jie norėtų palaikyti santykius su ta aukštesnėje būtybė. Ir buvo prikurta daug pasaulinių religijų. Bet tai yra tai, kaip žmogus primetinėja tai aukščiausiai būtybei savo valią. Ar tiesą sakau, ar logiškai sakau? Taip. Ir ta aukščiausia būtybė nepriima žmogaus sąlygų. Nepriima šito Adomo, puolusio žmogaus, genetiškai sugedusio, nepriima žmogaus sąlygų, nepriima. Nes ne dėl to, kad aukščiausia būtybė yra kaprizinga ir išdidi, bet dėl to, kad šitas kelias, kurį žmogus primeta, yra pačiam žmogui kenksmingas. Lygiai tas pats kaip alkoholis, kurio žmogus labai nori, bet jis kenksmingas žmogui, jis ardo žmogui, jis jį naikina. Taip tas kelias, kurį žmogus primeta aukščiausiai būtybei, tas kelias, tas garbinimo būdas, kenksmingas pačiam žmogui. Todėl sutvėrėjas pats pasiūlė metodą, kaip reikia tuos santykius. Kokiu metodu, kokiam taisyklėm remiantis reikia tuos santykius nustatyti. Ir tai yra šventas raštas. Ir tai yra Dievo sūnus gyvenęs žemėje prieš 2000 metų. Tai yra tas kelias. Ta tiesa ir tas tikrasis gyvenimas, kuris ateina ne iš žmogaus valios, ne iš žmogaus noro, jis žmogus patogiai, savo nori patogius ritualus nusistatyti. Ir supranti, kada žmogus nusistato tą savo religiją susikuria, jisai susikuria pagal savo jėgas. O kada ateina iš ten reikalavimai, jie yra labai aukšti. Todėl nenuostabu, kad šituos aukštus reikalavimus žmonės iškraipo. Ir todėl labai keistai, kai kurie kunigai atrodo labai griežti, tiesiog perdėtai. Matos, kad į vieną pusę deformacija. Kiti kunigai yra labai lipšnus tokie, toksai cukrus meduolis. Švelnus, toks lipšnus, toks gerutis, kitas kraštutinumas. Yra davatkos agresyvios tokios, yra davatkos tokios irgi nesuprasi ten, kas per žmogus. Ir taip gali, visaip. Supranti, žmogus, tikinti žmogus, susidūręs su realia antgamtinė būtybė, jisai nepajėgia atspindėti savo gyvenimui tų reikalavimų. Todėl tos deformacijos yra į vieną pusę, į kitą pusę labai didelės. Ir nereikia, supranti, tada imti pavyzdžio, ta prasme, spręsti apie antgamtinę realybę, nereikia pagal žmonės. Tai yra klaidingas kelias, sako, kunigas man nepatinka, reiškia jūsų visa religija yra nonsensas. Netiesa. Netiesa. Tu pasimk šventą raštą, pamėgink pasižiūrėti, ką Jėzus iš Nazareto, kaip jisai mokė. Kaip jisai mokė. Pamėgink tą teoretiką pastudijuoti, jeigu tu nori pats sužinoti, kokia yra tiesa. Ir tu pamatysi, kaip sunku ją vykdyti, kaip sunku išpildyti tuos reikalavimus. Bet jeigu tu jau žinai, kad ta tiesa yra, negi tu jos atsižadėsi, tu jau laikysiesi, vis tiek tu, kad ir klysi, kad ir nesąmonė, kad ir su netobulais krikščionim tau turėsi reikalų, bet tu tiesos jau neatsižadėsi, nes tu būsi radęs, kur ta esmė gyvenimo, tu jau būsi radęs. Ir tavęs jau nebeišmuš iš vėžių tie, kaip sakyti, tiūkojimai, tie ūja reiškia, tu netoks, tu taip, ne taip. Tu žinosi dėl ko, vardan ko tu gyveni. O tokie yra tikinčiojo žmogaus argumentai. Nes
Kitu atveju, jeigu tu pasilieki sugedęs, o gyvenimas yra rimtas dalykas, jeigu tu pasilieki sugedęs ir tavo sąžinė sugedus, tu esi teisiškai neteisus prieš sutvėrėją. Tu kaltas. Ir tu manai, kad bus gerai, kada vieną dieną tu atsistosi jo akivaizdon, įvertinimui tavo gyvenimui. Tu manai, kad bus gerai, kad tu gausi atlygį, gerą atlygį. Tu nemanai, kad tai gali būti labai baisus atlygis. Tu pasirinki rizikuoti. Ir toliau gyventi šito pasaulio tikslais, vienadieniais. Tu pasirinki tai. Medžiaga pamąstymui. Nes per daug viskas rimta. Per daug viskas rimta.